Pone Vaišvila, o jūs kodėl sutikote užimti pareigas? Tai jeigu sąžiningai, to sutikimo iki šiol nesudavęs. Tai rimtai, nes tai, ką Gediminas pasakė, aš visiškai netyčia lakstydamas tarp šitų vyrų įėjau į salę ir matau, kad stovi tribūnoje Gediminas, kažką žiūri į mane ir kažką šneka ir visi žiūri į mane. Aš sustojau, iš pradžių nesuvokiau, kas vyksta iš vis. Ir, mėlyjeji, nebuvo taip viskas paprasta, kaip dabar atrodo. Ir va tada stoviu ir jaučiu per nugarą, šiurpas eina, aš praradau kalbos dovaną, apėjau patyliukais tiesiai, atsistojau prieš Gediminą praėjime ir žiūriu, kelia rankas. Tai va tokia istorija. Paskui atsimenu, treinui buvo siūloma Gediminas ir tom baigės posėdis. Prieš tai buvo siūloma. Gal ir prieš tai, aš nebuvau salėje visą laiką. Ir ta pabaiga, sakykime, kad ir tos nakties, jeigu kalbam apie tą naktį, pirmas man perspėjimas buvo matyti sausio 8, ko gero ryte, išėjęs iš namų svastiką ant durų, baltais dažais nudažytą radau, bet kalbant būtent apie šitą naktį, išvakarės atrodė labai ramios, nors Uschopčikas mane iškoliuoja telefonu, kaip reikiant, paskambinęs į Krašto apsaugos vidaus reikalų komisiją, bet santykinai atrodė rami naktis. Ir dabar sužinojau, kad ir Vytautas Landsbergis, aš irgi buvau ištrūkęs, išsimaudyti savaitę nebuvęs namie. Ir sulaukiau, amžinatilsį su Uošviu nebuvo atvažiavę po paros nebudėjimo. Ir žmona iš vonios išvertė Eglę Bučelytę pamačiusi ekrane. Bet ką aš dabar noriu pasakyti apie tą naktį? Visų pirma, žmona po to, kai pasakojo, pirmas skambutis į namus buvo iš Sniečkaus, iš Visagino, rusas, pasiūlęs paslėpti vaikus. Ir jis pasakė, man labai gaila, kreipiuosi atvirai, gal žmogus atsilieps, sako, pas mus neieškos. Čia atsiliepiant apie Metelicos planą. Nors mano sesuo naktį atvažiavo su greitosios pagalbos mašina, išvežė vaikus, pusmetį vyresnioji dukra lankė kitą mieste, ko gero ir kitą pavardę mokyklą. O paryčiais, kai atokvėpį norėjom kažkokį padaryti, aš atsimenu gerai, Vytenis Andriukaitis man pasiūlė su greitosios pagalbos mašina kažkur tai važiuoti, kažkur paslėpti, bet pasirinkau kažkodėl Egidijaus Klumbio pasiūlytą variantą ir kažkur tai Karoliniškėse pas žmonės keletą valandų numigom, nes skaičiavau tas bemiegės valandas, aš gal dėl to buvau toks apspangęs, kad 10 valandų gal suskaičiavau per savaitę savo miegą. Tai, tokia buvo savaitė. Sugrįžtant prie to meto įvykių, vėlgi aš norėčiau paklausti dėl ginklų, nes štai politikai sakė, vienas, kas yra svarbu ir kas pasiteisino, kad tai būtų nuginkluotas pasipriešinimas. Bet iš kitos pusės, vėlgi, tie patys savanoriai, jie vežėsi savus ginklus, kaip pasakoja ponas Ginsbigelis, vėlgi, pagaliau, jeigu jau ginama, tai norima ir ginti su kažkuo, tai ir ginti efektyviai, tai yra turėti tuos ginklus. Kaip čia buvo ta situacija? Tikrai visų pirma, ne mes turim, Giedriau, būti dėkingi, Lietuva turi būti dėkinga, nes aukščiausioji taryba buvo ta paskutinioji barikada, tiesioginė ir perkeltinė prasme, kur akivaizdu dabar jau tai yra žinoma, kad šturmas turėjo įvykti, nėra laiko atskleidinėti dabar detalių, jos labai svarbios, ne tik istorijai, bet istorijai. Tačiau kadangi buvo labai daug žmonių, o buvo numatyta naudoti specialias dujas, akivaizdu, kad būtų buvę aukų labai daug. Tokia yra realybė. Ir dabar dėl ginklo naudojimo, kad nebūtų ten spekulacijų ir panašiai, aš gavau prieš keletą dienų Rokiškio pasieniečių užkardos viršininko, kuris su savo vyrais budėjo tą naktį televizijos bokšte viršuje, buvo užsibarikadavę. Ir jo vienas iš supratimų ir žodžių, kai jie laukė su nerimu, kas bus, ir matė tai, kas darosi apačioje, ir jie taip pat organizavo vandens pasipriešinimą ir užpildė bokštą buvo. Ir juos taip pat šaudė, jie išsigelbėjo stebuklingai. Bet vado vienas po kito atsiminimuose išlenda. Nedaug dievė būtumėm turėję ginklus.
kas būtų buvę ir su žmonėmis, ir mums. Ir jie, kai jiem pavyko išsprukti iš to bokšto, kruvinomis rankomis nusileidus per trosą ir susidūrė su kareiviais, ne alfa grupės jau vidaus kariuomenės, jie iš vieno atėmė automatą kareivuko, bet jį numetė. Numetė, nes sako, supratau, kas bus. Ir štai ne tik politikai, bet žmogus paskirtas ir supratęs, kad jis yra, jeigu taip jau pragmatiškai šių dienų akimis žiūrėti, sako, ir suvokė tą patį, ką suvokė valstybės vadovai, bet tai ir parodė tą vienybę. Vienybę, kaip visi supratome atsakomybę dėl valstybės likimo. Dėkoju. Ir štai dabar apibendrinant, nes jau laida eina į pabaigą, apibendrinant mūsų pokalbį. Aš prieš keletą metų po ilgos pertraukos apsilankiau daugelį mokyklų. Užduodu klausimą, kovo 11, visi žinom, nepriklausomybė. O klausiu vaikų, nuo ko? Nebežino, kas ta Tarybų sąjunga. Kažkas girdėjo apie Gorbačiovą. Ir suprantat, va dabar šiomis dienomis, kas mane labiausiai taip, pritrenkė, aš kito žodžio nerandu, tai ne tai, kad ten vienas kitas veikėjas politiškai angažuotas pareiškia, bet kad kažkas po to iš mūsų tarpo, esant dar tiek gyvų liudininkų, gali paklausti, o gal tikrai savai šaudėm savus? Supranti? Ir aš taip galvoju, viešpatie, kas pasidarė? Ir tai rodo, kad per visą šitą 20 metų, taip, mes kompleksavom kovo 11 skelbti nepriklausomybės valstybės šventę, bet gal mes kažkur tai ne ten nuėjom. Ir va dabar ta istorinė tiesa, kuri yra reikalinga, kurią spekuliuoja tas, kas netingi, o režisūra vis tiek eina iš Maskvos, tą puikiai visi suprantame, tai tie įvykiai, kuriuos praėjom, sausio 8 įvykiam tirti, Aukščiausioji taryba sudarė komisiją, kurios irgi nariu buvau. Sausio 13 nakties įvykiam taip pat. Yra medžiaga, ją paskelbkim. Ir tada baigsis spekulacijos. Paskelbkim. O Kazimieras buvo antros komisijos narys. Visi dar esam gyvi, ne visi. Pasienio vadas Virgilijus Česnulevičius jau amžinatilsį. Ir žmonės tikrai šitą pasimetimą mes galime įveikti tik tai tiesa. Be abejo. Tiesa, kuri buvo Sąjūdžio lūpose nuo pirmos dienos. Ir dėl to, baigiant šitą ir labai pakilę dieną, negalim nepaminėti žuvusiųjų, nusilenkti jiem, nes jie ėjo apsisprendę. Jie ėjo apsisprendę ir žinojo, kad eina iki paskutinios ribos, taip kaip ir kiti vyrai. Aukščiausioji taryba tapo simboliu ir lūžio vieta, paskutinė barikada. Nusilenkim žemai galvas ir tikrai bent jau galvokim, ką šnekam.